Nepirkite drono Neo 2, kol nesužinojate visko apie jo išmanias filmavimo funkcijas. Follow mode seka jūs iš paskos, neišleidžia iš akiračio ir nuolat laiko centre. Drone režime dronas kyla aukštyn ir tolsta nuo jūsų, tai parodant ir jūs, ir viską aplink. Circle, kaip ir pavadinimas sako, dronas ratu apskrenda aplink jūs, sukūręs tolygų ir gražų judesį. Rocket, dronas kyla vertikaliai aukštyn, palikdamas jūs kadro centre, tarsi raketa. Spotlight režime Neo 2 lieka vietoje, gali judėti įvairiomis kryptimis, bet kamera visą laiką išlieka nukreipta į jūs. Boomerang, dronas apskrenda ratu, bet judesys primena bumerangą. Jis nutolsta, o tada grįžta atgal. Helix režime dronas kyla aukštyn, sukdamasis ratu. Dolly zoom, kai dronas juda pirmyn ar atgal, o vaizdas keičiamas taip, kad jūs liekate to paties dydžio kadre. Filmavimas skirtingais režimais tuo nesibaigia. Kiekviename jų galite pasirinkti ir filmavimo atstumą, pavyzdžiui 4 metrus arba net 20 metrų.